Labas, miela grožio entuziastė. Šiandien ir vėl aš live, ir vėl esu ne viena. Šiandieną turiu svečiuose Ritą Kazlauskienę, nuostabią mamą, ar ne, Monat kompanijos mentorė, direktorė, ar ne. Šiandieną noriu, Rita, su tavim pasidalinti, ką tik po praūžusio renginio Los Andžele, kuris yra mums tarsi naujieji metai, ar ne, naujųjų metų pradžia. Sulaukėme tiek daug naujienų ir vienas iš tų didelių naujienų buvo, jog tu jau pasiekei, uždirbai su kompanija, tiksliau įdėjai savo pastangų 100 000, daugiau negu 100 000, ar ne? Aš jau net nebesidalinau apie Amerikos, aš dalinausi garsiau apie mūsų lietuvaitės, todėl kad daugelis sako, kad tai yra neįmanoma, tinklinis marketingas apgaulė ir panašiai. Tai prieš keletą dienų išgirdau tokį posakį savo mentoriaus, kad tavo naujo gyvenimo kaina yra tavo sena versija. Ką tu manai, kokios tavo mintis apie tai, ar tai tiesa? Tai kokiagi tai yra ta sėkmės kaina ir koks yra skonis? Labas, Rita. Labas, Jolita, visų pirma, labai malonu, jog mane pasikvietei. Ir žinai, kai pakvietei mane pakalbėti apie tą 100 000, aš realiai tau galiu pasakyti atvirai, aš dar pati nesuvokiu, kad taip yra. Todėl, kai tu darai, kas tau patinka, ar ne, kas tave veža, tu niekada neskaičiuoji, nežiūri. Gauni atlyginimą, mažesnį, didesnį, džiaugiesi, bet tu niekada nesureikšmini, o kiek jau dabar per tą laiką tavo sąskaitoje, ar ne? Tai iš tikrųjų, jeigu grįžtant prie to, kokia ta sėkmės kaina ir kas galbūt pasikeitė, tai iš tikrųjų pasikeičiau tiek išorę, tiek vidumi. Ir žinoma, pasikeitė ir mano įpročiai. Ko iš tikrųjų anksčiau mėgdavau pažiūrėti serialus, mėgdavau paskrolinti bereikalingai Facebook'e, pasiekti, ką veikia draugai, kur atostogauja, ką valgo, kur pramogauja ir taip toliau. Ir žinai, būdavo ta mintis, kaip jiems gerai, kaip jiems čia pasisekė, ar ne? O po to tu pradedi suprasti, kad tu, sėdėdama ant sofutės, skrolindama, sekdama kitus, tu pati tai nieko nepasieksi. Ir tada, Jolita, iš tikrųjų, kaip sakoma, paėmiau save taip į rankas ir sakau, viskas, laikas keistis, laikas kažką daryti. Jeigu tu nori gyvenime turėti kažką daugiau, reikia ir padaryti kažką daugiau. Tai iš tikrųjų pasikeitė mano įpročiai. Kaip sakoma, daugiau susikoncentravau į save, pradėjau klausti savęs, ko aš noriu iš gyvenimo ir iš tikrųjų pradėjau daugiau domėtis, daugiau skaityti, daugiau laiko praleisti prasmingai, sužinodama kokių tai žinių, ar ne, išmokdama kažko naujo. Nei, sakykime, grįžkime prie to, kad žiūri, stebi kitus, kaip kitiems sekasi, o tau čia vargšelė sėdi ir nieko. Tai iš tikrųjų visą tai ir atvedė prie tokio puikaus rezultato. Rita, mes kažkada tai senai dalinomės tą istoriją, bet vėl grįžtam truputį į pradžią. Kaip pas tave atsidūrė ta galimybė? Ar tu pati ieškojai kažkokios tai papildomos veiklos, ar tu norėjai pokyčių? Kaip tu atradai, išgirdai, pamatai? Aš galiu tik pasakyti taip, Jolita, kas tavo gyvenime priklauso tau, tai ateis pas tave. Ir turbūt tos mintis, žinai, buvo toks, kaip čia pasakyti, buvo toks laikotarpis, kada dirbau eilinius darbus. Ir, sakykime, būdavo taip, kad, nemylimas mano tas darbas buvo, ar ne, ir būdavo taip, kad tiesiog sėdi prie pietų stalo su kolegiam ir kalbi, daliniesi, ką tu galvoji veikti, kiek tu planuoji čia dirbti ir taip toliau. Ir aš vis tada sakydavau, ateis ta diena, kai aš vėl tapsiu savimi pasitikinti moteris, kai aš vėl turėsiu mylimą veiklą ir aš darysiu tai, kas man patinka. Ir greičiausiai, tie žodžiai, kaip sakoma, sukosi mano galvoje ir jie tiesiog buvo paleisti visatą. Ir tuomet prasidėjo tai, kad pradėjau ieškoti produktų savo plaukams. Atrodytų visiškai nesusiję, ar ne?
galvoju apie vieną, o tiesiog pradedu ieškoti produktų. Ir va taip tiesiog atradus, visų pirma išgirdus, kad tai kažkas tai naujo, vėlgi naujo, ieškojimas naujo. Ir tiesiog galvoju, ta nuojauta, žinai, buvo tokia, kad, va, kažkas čia bus, va, reikia man to produkto. Ir išgirdau, kad yra ir galimybė. Yra galimybė ir užsidirbti. Tai kaip sakoma, čiupau viską viename, pasiėmiau produktus savo, kuriais esu be galo laiminga, mano plaukai dabar tiesiog, aš galiu drąsiai sakyti, kaip iš katalogo. Ir priėmiau galimybę dirbti, kuri tiesiog, kaip sakoma, ne tik, kad užsidirbau, bet ir pati pasikeičiau. Transformacija įvyko ne tik plaukų, bet ir mano pačios. Ar tu tiki, kad gyvenime nieko nevyksta veltui, atsitiktinumų nėra? Tada, mieloji, matau, kad klausytojų skaičius šokinėja, tai daugiau, tai mažiau. Nieko neatsitinka ne veltui. Jeigu tu šiandien žiūri mano ir Ritos pokalbį, klausaisi Ritos istorijos ir tai tu turėjai, reiškia, išgirsti tą istoriją ir apie tą galimybę, ar ne, kurią mes šiandien kalbam. Rita, tai kiek metų atgal? 5 metai, 6 metai? Kiek esi? Kiek užtruko tau ta kelionė iki šiandien? 5 metai. 5 metai. Balandžio mėnesį, galima sakyti, jau dabar 5 ir truputuką, dar nėra 5,5, bet galima sakyti taip jau. Kaip pasakius, gražus 5-tukas, 5 metukų ta kelionė. Jubiliejus, ar ne? Jubiliejus, tikrai taip. Ar tu, kai tu nusipirkai grožio dėžutę, ar ne, su produktais tiesiog ieškodama ir tik tada išgirdai apie galimybę, kiek buvo dėžutėje produktų, ar buvo kažkoks specialus pasiūlymas, ar tau nerūpėjo, tavo problema buvo tiek didelė, kad noriu produktų, tiesiog? Visų pirma, pasakysiu, jog man reikėjo produktų. Ne aš norėjau, bet man reikėjo jų, nes buvo plaukai stipriai pažeisti, stipriai nudeginti, buvo pusė nutrupėję. Ir kaip sakoma, buvo tokia situacija, kad, žinai, atsistoji prieš veidrodį ir tu nenori žiūrėti į tą veidrodį, nes taip atrodo tragiškai. Tai visų pirma, man reikėjo. Kitas dalykas, jog galimybės neleido. Galimybės neleido įsigyti šios dėžutės. Nors ten buvo daug dovanų, buvo berods, jeigu aš nesuklysiu, ar net 3 produktai buvo plus dovanų. Bet kiek aš pamenu, buvo 4 produktai pagrindiniai dėžutėj ir 3 buvo produktai dovanų. Ir ką tu galvoji, kaip produkto reikia, ar ne? Dovanos gundo, reikia galvoti, kaip įsigyti. Tai iš tikrųjų pasakysiu taip, kadangi tuo metu nei dirbau, nei pajamų gaudavau, auginau vaikelį namuose, aš tiesiog pasiskolinau. Pasiskolinau pinigus tai dėžutei ir aš juos įsigijau ir aš pasakiau, aš labai greitai grąžinsiu. Aš labai greitai grąžinsiu tą skolą, bet man kažkas kužda, kad ši dėžutė turi būti pas mane, kad aš turiu priimti šitą galimybę. Ne tik produktą, bet ir galimybę. Aš žinau, kad klausausi tavo istorijos ir net šiurpuliukai bėgioja po kūną, kiek daug ir dar neįsakytų yra tokių pačių žemiškai sėkmingų moterų istorijų. Ką tai reiškia žemiškai sėkminga moteris? Kad jinai visiškai tokia pati, kaip ir tu, ar ne, kuri keliauja dar daugelis ir pilnu etatų darbus, ar ne, kurios augina vaikus, kuris dar rūpinasi namais ir dar daug visokių reikalų. Tik dar prie to pačio dar šiek tiek labiau nori turėti kažką savo, ar ne? Ar tai kažkokį tai užsiėmimą, ar papildomą pajamų, ar tiesiog pažinčių, ar savęs tobulėti, ar ne? Mes puikiai žinome, su Rita esam buvę tikrai jau ne vienam ir mokyme tam, kad mes einam tobulinama save, ar ne? Dedame save žinias, tam, kad kuo daugiau galėtume perduoti savo komandai. Tai puikiai turbūt žinot, kiek kainuoja mentorystės, ar ne? Visa tai komandos viduje jūs turit nemokamai, nes kiekvieną įdėdama į savęs lyderę, jie parneša tam, kad jūs visą tai nemokamai turėtumėm visas tas žinias dalintis, ar ne? Toks ir yra tikslas, kada tu būsi sėkminga, tada tu kuo daugiau žmonių padėsi būti sėkmingam, ar ne taip? Tikrai taip. Ir aš dar galiu pasakyti, jog tai yra pats geriausias gyvenimo universitetas.
Atėjusios čia, vat, kaip ir minėjau, pati transformavausi, ar ne, pati pasikeičiau kardinaliai, pasitikėjimas išaugo, išvaizda, kaip sakoma, mes čia atėjusios moteris, merginos skleidžiamas kaip gražiausias gėlės. Ir tai yra neišpūstas burbulas, ir tai yra ne metafora, tai yra tikra. Tai iš tikrųjų mes matome, kaip keičiasi čia moteris, merginos, ir dabar aš taipogi žiūriu į tave, Jolita, ir aš tau galiu pasakyti didžiausią komplimentą, atrodai tiesiog pritrenkiančiai gražiai, ir tavo šypsena, ir tavo pasitikėjimas. Ir noriu pasakyti tai, kad atėjusios čia, jūs galite pasimti tai, ko reikia tau. Ko reikia tau? Nori grožio, tu čia jį gausi. Nori bendrystės, tu čia jį gausi. Nori mokymo, tobulėti, keisti, saviugdos, mąstymą nori keisti, tu čia tai gausi. Tu ateini čia ir tu pasiemi tai, ko tau reikia. Bet kad šioje kompanijoje tu gali pasimti viską nemokamai. Ir kažkaip ir sakau, Jolita, čia viskas guli ant lėkštutės. Tikrai, realiai taip ir yra. Čia guli viskas padėta ant lėkštutės, tau tai reikia, vat, kaip ir sakau, pajudinti tą senąją aš, kuri galbūt netenkina, ar ne? Ir tiesiog pabandyti ištiesti ranką ir pasimti tai, ko tu nori. Įdėk pastangų ir turėsi tai. Žinai, Rita, aš ne veltui pasirinkau tave šiandieną, pasikviečiau tave į pokalbį apie tą gražų 100, apie tą priimtą galimybę, kokią tai kainą, ar ne, tam, kad mes dar šiandieną visose šalyse iki pat vidurnakčio turim specialų pasiūlymą, būtent tai dėžutei, kurią nusipirko Rita, kuri dar iki pat vidurnakčio yra su labai didelė nuolaida, pasidalinsiu linku po laivo, iš tikrųjų užeikit, pasižiūrėkit, tai yra ne tik ta dėžutė, yra dar daugiau dėžučių, kaip mes ir dalinamės, produktai tai einantis tik šalia, ar ne, tai ko tu nori produktų, valio, turi pačius geriausius produktus, nori galimybės, nori pažinčių, kaip Rita sakė, nori bendruomenės, nori asmeninio augimo ir tobulėjimo, viskas čia yra. Ir visa tai tau kompanijos viduje yra nemokamai. Nori pripažinimo, kiek daug moterų to net nesulaukia, ar ne? To pačio netgi pagirimo, galbūt artimoje aplinkoje. Tave čia lepins, girs ir pastebės už kiekvieną atliktą žingsnį, ar ne? Tikrai tai pritariu ir būtent tai, vat, kas pas mane taipogi yra viena vertybė, yra įvertinimas ir pripažinimas. Aš visada dirbdavau darbuose, aš atiduodavau visą save. Aš darydavau labai daug, darydavau tai širdies, bet nesulaukdavau įvertinimo. Nesulaukdavau kažkokio tai, sakykime, kad kažką kitaip darai. Čia tu tiesiog, kaip sakoma, vat, kaip ir Jolita paminėjai, už kiekvieną žingsnį tu būsi pastebėta, tu būsi įvertinta, tu būsi apdovanota. Galų gale, kaip ir sakau, tai vėlgi pasitikėjimas auga. Ir beje, merginos, moteris, kas dabar žiūrite, išgirskite. Kompanija produktus duoda kaip dovaną jums. Ir dar plus prie tos dovanos duoda dovanų kuponą. Jolita, tu nepaminėjai, dovanų kuponą 80 svarų arba 90 eurų. Ar jūs įsivaizduojat, tau reikia produkto, ar ne? Tau reikia produkto, tu galvoji, ieškai, tau reikia produkto. Prašau, su nuolaida visas rinkinys, ko tau reikia, ir dar plus dovana. Dovanų kuponas tau dovana, kai tu galėsi įsigyti dar, ko tu pageidauji papildomai. Tai yra kažkas tai nerealaus iš tikrųjų. Tai yra, kaip tu sakai, tikrai kažkas nėra nerealaus, tiek daug ir viso to nori sudalinti, kad kuo daugiau pamatytų, kad kuo daugiau išgirstų ir pasimtų tą galimybę. Aš visada sakau, kiekvienai, kuri domisi tą galimybę, duok savo metus laiko pabandyti, įdėk save 100% ir pažiūrėk, kas iš to gausis. Nes tai gali būti ir tikrai bus, jeigu tu įdėsi save, tai gražiausia tavo gyvenimo kelionė, ar ne? Na, Rita, ačiū iš tikrųjų tau labai, kad tu atėjai, kad tu pasidalinai, nenoriu tavęs tiek ilgai užlaikyti ir, nežinau, pabaigai kažką gražaus, kažką palinkėjimo, kažką tai moteriai, kuri dabar į mus žiūri. Tai va, būtent aš kaip ir sakau, paklausk savęs. Pat atsistok prieš veidrodį ir paklausk savęs, ar aš esu laiminga. Kokia aplinka mane supa, kaip aš atrodau veidrodyje, kokį darbą aš dirbu, kokios draugės, kokia apskritai.
tavo gyvenimo būdas, ar jis tave tenkina? Jeigu tik tai nors vienas yra, kad kažkas ne taip, tikrai kviečiam ateiti ir pabandyti ir įsitikinti, jog čia tu gali pakeisti tą, kuri, va dabar žiūri į veidrodį ir sako, kažkas man čia netinka, netenkina. Tai va tiesiog klauskit savo klausimus, uždavinėkit ir atsakykit nuoširdžiai savo. O jeigu yra nors kažkas, kas netinka, viskas yra mūsų galvoje, jūs viską galite pakeisti. Tik tai reikia žengti tą žingsnį ir pradėti. Ačiū tau labai, Rita, aš tavęs klausiausi ir prisiminiau save prieš 2,5 metų. Labai smagu. Tai mes esam puikus pavyzdžiai, kad tai yra tiesa, tai ką sakom, kad tai yra absoliučiai kompanija keičianti gyvenimus. Na ką, gražaus likusio sekmadienio, ačiū tau labai, mieloji, atsisveikinu su tavim, grožio entuziastė, ir pasimatysim jau sekančiam live. Viso.